Nu. Nesąmonė. Atsiprašau? Taip. Galbūt tu galima M per mažas. Žinoma. Ačiū. Bet žinokit, čia ir taip yra M dydis. Ai, tai bus mažintas tada. Ne, žinokit, čia oversizinis. Jis yra didesnis negu įprastas. Gal dar reikės pagalbos? Gerai. Aš išvariau dabar pabėgioti, o kaip tu, nelaikas jau tau pradėti sportuoti? Ką, prie ko čia? Aha, nu okei, tai žodžiu, varau aš, susiskambinsim vakare. Užtenka gal jau? Daryk, nenoriu kaip jis atrodyti. Davai, stipriau. Eina. Stipriau, nugi. Davai. Čia gal juokingai nuskambės, bet aš planuoju į sporto klubą varyti. Kodėl juokingu? Aš jau anksčiau galvojau, kad tau reikia. Ar ne? Nežinau. Nu, žodžiu, bet matai, aš niekad nesu buvęs ir aš nežinau, kaip ten elgtis. Aš tiesiog... Ai, sen, čia nėra ko parintis, tai viskas įvys. Kai aš, pavyzdžiui, pradėjau sveikai gyventi, buvo sunku, nes labai daug ko atsisakyti turi, žinai. Tipo, jeigu nori sveikai gyventi, belia kiek turi. Viskam bye-bye, sakyk, žinai. Iš pradžių sunku, tada priprasi. Pala, tu sportuoji? 4-5 metus, 6. Gap yearą dar buvau pasiėmęs 7. Nežinojau. Tai gal tu žinai, kokiu treneriuku parekomenduot kažką gali? Treneri. Nu? Turim tai čia? Nu. Seni, žiūrėk. Nu, ką? Skambina. Man sakyk, man sakyk. Kalbėk. Sakyk, aš noriu spartau. Pasakyta labai pasiryžę, žinai. Sorry, aš ne. Klausau, čia treneris Mantas jūsų paslaugom. Pasakyk, kad sportuot labai nori. Sakai, aš sportuot labai noriu. Man tai čia tu? Jo, sen. Nu kam tau treneriui mėtyti šaibos? Tai tu man geriau, gali mokėti, gali nemokėti, tai nori kaip nori, bet aš tau parodysiu normaliai, kaip viską daryti. Man salė yra antri namai vapšė. Ta prasme, vienu metu man iš vis pirmi namai buvo, nes aš ten būtent buvau pamiršęs susimokėti, tipo, už 4 mėnesius. Tai varom, davai, dviesi, belia kaip, fainas bus. Nu gerai, smagu bus abiem. Ai, tai gerai, varom. Ką man reikia žinoti? Man svarbu motivacija, kad tu būtum motyvuotas ir jeigu sakau, darom, reiškia darom. Gerai. Kad nemestum vidury kelio, nes bus sunkių dienų, senė, aš tau sakau, man asmeniškai pirmi 3 metai labai sunkus buvo, bet aš persilaužiau, manau. Ne, bet jeigu tu nori normalaus rezultato, va turėti ką turiu, senė, ta prasme, turi susiem, žinai. Turi pradėti čia ir dabar, Gerai, viskas, aš pasiruošęs, galim rytoj nuo ryto varyti. Negaliu rytoj, aš už poryt galim. Ir poryt niekaip, ne tada? Poryt galiu irgi. Ai, tai poryt? Galim poryt, bet ne iš ryto, kad ne anksti. Gerai, tai 10. Antrą kokią. 10 vakarą, galim 10. Dar vieną. Gerai, sen, sakyk, ką nori, ko reikia, ko ieškai, viską žinau, karoči. Viskas aplankyta, viskas sužinota, čia pas mane. Čia vyrų rūbinė? Čia? Jo. Šitą. Da, aš visą laiką čia persirenginėdavau. Senu, aš tau, žinai, ne mama esu, nenoriu čia reguliuoti, bet žinau, šito šūdo tu neger geriau. Ne, čia vanduo yra. Tai žinau, aš apie ir kalbu. Sen, žmogaus kūne yra, įsivaizduok, 7% vandens. Kiek dar reikia? Aš tai manau, kad užtektinai, kaip tu manai. Nereikia persistengti, žinai. Ne, aš pavyzdžiui, prieš trefkę išgeriu proteino, aminkių dar irgi įsimetu biškelį dėl skonio, ketamino, arbatinį šaukštelį, nedaug. Keliasiferino, glutamino, čiut karnitino, linolo rūgšties, dėl skonio gerųjų riebalų, gerųjų baltymų, gerojo taurino, biški blogojo taurino, čiut, nedaug, nereikia daug. Chromopikolinato, gerojo. Ir viskas. Tu čia prieš trenkę kaip uoga. Ne, tai nebūtina gerti, aš galima blynus kepti, susimaišai blynus, susikepi tik palaukti, reikia negalima iškart valgyti, žinai. Ai, tipo kolačals? Ne, jie šviečia dar iš pradžių. Mėlyna, tai kaip neonas tie bulviniai blynai, bet biški 10 minučių palaukia ir normaliai vėl. Iš spalva nėra. Šviečia? Jo. Gerai, seniai, davai, renkis, aš einu į tūliką ir varysim į trefkę.
O tai kaip tau savijauta? Ką žinau, normaliai, pas mane, žinai, kas yra pastaruoju metu, va, biški rankos dreba, va tas va. O apart to, normaliai. Man atrodo, tu persistengi, man tai. Man daktaras tipo sakė, pas mane dabar širdies persistengimai kažkokie. Toks jaučias biški kartais tuk-duk, 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 va iš niekur, jinai nusprendžia pati, kada jį užsikalatot, žinai. Čia nėra gerai. Ai, o dėl tų produktų, seniai, jeigu nori kažką, tai sakyk drąsiai. Aš turiu toks pažįstamas kirgizas, jisai, supranti, man atveža tos produkcijos visokios, ko reikia. O čia nėra labai aktyvios medžiagos. Labai labai aktyvios medžiagos. Medžiagos tai jau labai aktyvios. Čia jau į olimpinę su tokiom negali, net kaip žiūrovas sakė, negali. O, nu ką, renkis ir galim varyti, ne? Tai aš jau persirengęs, tavęs laukiu. Taip varysi? Nu. Kas? Čia taip? Kas yra normaliai, visas patogu. Man atrodo, tu biški nesupranti, kas yra sportas. Man tai atrodo, sportas nėra apie rūbus. Bet būtent, sportas nėra apie rūbus. Sportas yra, kiek tu daug išleisti gali rūbam. Bet taip, aš pirmą savo setą seniai, kad susipirkčiau, nepameluosiu, aš žinau, kad šiame aš lizingų mokėjau už šortus. Už batus 100%, už šortus irgi, man atrodo, jo. Ant manęs seniai liuosi yra 2 gabalai ant manęs yra dabar va šiuo metu. Ir tu ateini su tokia apranga. Žmonėm iš karto, aišku, salė, ar tu sportuojantis, ar tu nesportuojantis. Vat taip, vat. O tu pala kiek laiko sportuoji? Aš dabar, žinok, bijau sumeluoti, ar tai 4 ar tai 5 metus. A. Kažkas tokio. Čia ne, čia dar nėra galutinė fazė, Ne, aš dar iškinu viską, bet aš dar kojas va galvoju už kačelį, dvi žudikės padaryta, ne? O, tarp kitko, tau pirma pamoka. Niekada nepraleidinė kojų dienos. Kodėl? Nes pradėsi rašyti dainas ir Jungle King'e kovosi. Ką? Ne, sanariam blogai. What the fuck? Ai, dėl sanariam. Gerai, viskas, gana, einam. Paršiukas. Girdi šitą nupenėtą paršiuką, tuoj mes padarysim lenktyninę kiaulę. Ir šitą saugotis reikia, nes belekas gali sporto klube va taip padaryti. Ką darysi? Viskas gerai? Jo. Viskas gerai? Tu. Kojas tu. Gal žinok, labai netasi kūno dabar man. Pažiūrėk, ar pas mane akis atsimerkusios dabar ar ne yra. Tu atsimerkis, man. Ne? Ui, blemba. Negerai. Nu ką, pradėsim, Lauriu? Aš jaudinas biškit. Nu tai o nežiūrės žmonės į mane, jeigu aš kažkaip netaip darysiu pratimus. Aš va to labiausiai bijau. Nesiparink, aš sutvarkysiu, seniai, aš visus pažįstu. Gerai. Va. Gerai, dėmesio dabar visi, čia Lauris, jisai naujokas, jisai galimai darys dalykus prie treniruoklių, bet neteisingai ir juokingai. Tai jūs nekreipkite dėmesio, viskas gerai, Lauris, aš sutvarkysiu. Kartoju, Laurinas Mejauskas darys pratimus. Nu, tegul žino, nu. Ir jisai turbūt labai juokingai darys tos pratimus. Bet jūs nekreipkite dėmesio, gerai? Nes bus juokinga, labai. Bet jūs nereaguokit, arba apsimeskit, kad nereaguojat. Viskas, kelias pravarytas, Lauris. Nice. Sveiki. Gerai, Lauriukai, eisim apšilimo daryti. Aš jau apšilinėjau. Ką čia darai? Apšilinėjau. Čia šūdas yra. A, tai kaip daryti tada? Gėliukai, energetiniai gėliukai seniai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai 5-6 iššaunu, aš dabar jau 3 iššoviau. Ir viskas. Ir karšta, ir širdutė kalatoja, ir ant to hypo darai. Tikrai veikia jie? Šiandien, aš gerai veikia. Aš, pavyzdžiui, 100%. Jeigu aš neišgeriu, aš kaip per miglą matau pasaulį. Aš dieną naktyje praleidžiu apšė. Nėra gerai, man atrodo. Ja. Aš gal senoviniu būdu vis tik varysiu. Lauri, šitą pratimą aš vadinu nugarai ne piragai. O kas čia dirba? Šiandien Evaldas dirba. Gerai, Lauri, tu dabar. Nebijok, nepavojinga čia. Gerai, palauk. Tai kaip tada daryti? Pakabau, kiti prisitraukinėja, aš pakabau. Man tai, čia taip turi būt? Jo. Man va taip va ir būdavo pirmus kartus, atsargiai galva. Nepaleis. Kovo! Už save. Čia dabar kova už save yra jau, Lauri. Čia kova už save yra. Taip turi būti, tik nepaleis. Gerai, breiko judesiai, gerai, dar. Nežiūrėkit, niekas šis pirmą kartą daro, viskas gerai. Nepaleis, nieko. Jo, gerai. Va, patogiai. Gerai, Lauri, čia dar vienas pratimas tau, aš jį vadinu asmeniškai nugaros keturnedėlis. Dabar įsivaizduok, kad čia yra tavo, pavyzdžiui, panos eksas, ne buvęs. Davai.
Mano panos seksas? Jo, ką darai, kas kaip? Oi, Lauri, primink! Prašau, gali nesimylėti su mano pana daugiau. Mūsų santykiai atšalė visiškai ir tu vis kišiesi ir mums trukdai viską. Bam! Ir jam tokį stuburą. Ir viskas, jam yra nugaros keturinė didelis. Asilė. Tu prie mano draugo nelysik. Šiukšlė. Gerai, šitą aš vadinu stuburo šermenis. Mano sekantis pratimas yra liepsnos nugarkaulyje. Važiuojam? Važiuojam. Oba! Ir iš nugaros. Imi. Išimk iš apačios šitą. Ta? Jo. A, tu nebečekiam? Ne. Padarysim, kad tavo krūtinė po mėnesio va taip va atrodys. Kaip tos moters? Ten moteris? A. Gerai, tai kaip daryt? Dabar esmė tokia. Aš šitą pratimą vadinu nugaros pragaras. O nesakai, kad krūtinė dabar Jis darysim? yra krūtiniai. Jis yra krūtiniai, bet man asmeniškai žiauriai nugaras skauda po šito. Dabar ką darom? Au! Šitaip turi būt? Jo. Tai gal... Gerai, aš 3 padarau. Gal gerai bus. Nebereik, man atrodo. Tu kvepuoji? Eik tu dabar. Bet nesijuok. Jo, sumažinė. Kan? Gerai, nepertistė. Ne. Labai skauda po to nugarą, žinau. Nepamirš pertraukas daryti tarp serijų. O kiek laiko pertrauką daryti? Aš tarp 1-2 serijos pasidarydavau, aš spėdavau į pardą sulaksyti, aš varydavau jau geliukų nusipirkti, nes man jau ten pradėdavo. Tai dar kokius 3 geliukus iššaunu ir į antrą seriją tada. Ir tada serijas palieku, bet geliukus po biškį didinu jau. Gerai, kitas pratimas yra kupro siaubas. Va, vieną realiai padarau. O kodėl kupros siaubas? Nes čia supranti, tas suolelis nedaina, tai viskas realiai ant kupros yra. Realiai serija po vieną. Realiai čia net ne serialas, čia filmas daugiau yra, jeigu po vieną tik tai. Ir taip 2 sezonus padarau va toks. Su po vieną seriją. Gerai, Lauri. Kitas pratimas yra sraigtasparnis. Čia dėl to, kad tūpt ir kilt? Ne, čia dėl to, kad kai pabaigi šitą pratimą, toks jausmas, kad į nugaras sraigtasparnės sraigtai daužytus. Labai skauda paprasčiausiai. Gerai, Lauriukai, daryk. Biški. Reikia man pasistiprinti. Kažkaip atrodo, kad ne taip reikėtų daryti. Lauri. Taikinys ties 9. Kaip? Pana ant tą kelią. Nu. Sparnam nepabėgsinai nuo manęs nieko. Bet ką tu darysi? O tu greit grįši? Gali būti, kad rytoj. Pirmą kartą? Ką? Ne. Aha, paleisk. Ir tada va čia žiūrėk, kaip įstatai. Ir dabar. Ai, jo, pirmą kartą prigavai. Ir rankas čia padėk. Ai, gerai, dėkui. Čia su draugeliu, ar ne, kaip supratau? Net nėra, kad draugelis jis ten mano labai, bet jo. Žinok, patarčiau tau normalų trenerį pasimti, nes susivarysi nugarą ir šiaip matau, kad čia jam nelabai sekas. Aš atsiprašau, galima gal prisijungt biškelį? Ja. O palauk, aš tavęs nemačiau prieš porą dienų. Na, parke. Jo, parke. Atsimenu, kur aš susimaišiau, galvojau, kad man te... Lauri, varom jau.
Lauri. Gerai. Tai iki. Varom, Lauri. O tu būsi rytoj, pavyzdžiui? Lauri. Gerai. Varom. Karoči. Oi, nu ką, gerai, bleba, visas šlapas. Jo, patiko ir man. Šlapas. Kur aš pala savo daiktus padėjau? Čia, man atrodo. Čia nėra. Tai ką, ryt Yra. su tą panavarysi gal rytoj? Ai, nežinau, nieko ten nesigavo, karoči, aš priejau prie jo, žinai, paklausiau, ar galiu kažką kartu pradėti. Ai, tai laužytis pradėjo, rankom tik prasiskėrečiavo, žinai. Nežinau, nemanau, kad ten kažkas gaus su jie, nes tokie labai tokie nedrasi laužus. Tai va. Oi, ką tu suplanavęs? Ne, aš gal, nežinau, rytoj varysiu, gal aš anksčiau. Aš rytoj negaliu, žinau. A ne? Seni, davai varom po savaitės kokias, duosi raumenim biškelį, gaut visas, matau, įsitempęs. Dabar, va, tu visas įsitempęs. Rimtai, pasižiūrėk, pavyzdžiui, pas mane irgi kaip įsitempęs blauzda. Pažiūrėk, su ranka. Matau. Duok ranką, duok parodys. Duok parodys. Oi, sargiai čia namus, na? Va, čia, ant kiek kieta pas mane. Tai? Taip. Nu ką, šaunam dušiukus, ne? Tai tu varyk, aš to dar susirašiu. Eik, varom kartu, davai. Maukis šokių šrūbų, einam, taupom vandenį. Ar tu jį atskirs norėjai? Jie atskirus man tai. Nu tai bent į gretimus. Ar tu ir tai, kad tu galėjai žmogus šios kabinos nutarčių mane būtum? Jo, bet jisai baiginėjo praustis jau, tai aš jam tiesiog sakau, kad reikia kitur jau pasibaigti praustis. Čia nedaug liko, vis tiek žinai daugelį, šitas smagiau. Ką? O kaip tau, Lauri, šiaip pirmą dieną, kaip tu, kokie atsiliepimai? Viskas gerai, bet aš manau, kad aš vienas tavus pasuosiu. Okei? Tu vienas ką? Mantai, ką tu dirbi? Ką tu vienas darysi? Aš negalau šitam sportuoti. Laurinai, aš tau sakiau, kad man svarbu, kad tu nemestum kelio dėl tą kelio. Aš sakiau, kad bus sunkių dienų, sakiau, kad norėsis viską mest. Nejaugi nori mest viską. Ačiū, kad stengiasi dėl manęs, bet man nebereikia tam pagalbos. Aš pasisamdysiu trenerį. Aš tau dar neparodžiau, kaip reikia sraigtasparnį pilnai daryti. Dabar galiu parodyti. Man nereikia tavo. Viskas, eik į tavo kabiną ir baigia, va, tu išnekėsi. Laurinai, čia netušia bloga, jis kalba. Man, ką tu čia dirbi?